Žemės gelmių naujienos. Žygaičių kova su Chevronu plinta visoje Lietuvoje. Netoli Garliavos prie Pagirių kaimo jau keletą metų siekiama pradėti statybinės medžiagos anhidrido gavybą. Čia turėtų atsirasti pirmoji Lietuvoje šachta. Tačiau viską stabdo vietos bendruomenė. Mūsų žygaičių likimą broliai. Gal ir sesės. A ne? Nu. Važiuojam, pasižiūrėsime. Sėse, eik dabar tu zrazų pavalgyti. Aš pabudėsiu. Sese, ateik, va čia va mačiau du įtartinus vyrus. Gal nori šachtą iškas mūsų laukuose? Va tėva! Kur va? Ana va! Va tėva! A, taip. Nu ką dabar? Pupuliukai, pasilaikykit. Eina. Mes tikrai nenorim nieką kasinėti. Jėzau, kaip baimėjom. Mes patys prieš kasinėjimą. Baikit bandytis, gerai? Jeigu ne flečkutį, tai čia man šonkaulius būtumėt pradūrę. Taip mes kategoriškai prieš kasimą esam. Taip. Mes ieškam sesučių šitų pagiraičių. Taip. Mes sesutės pagiraitės, a ką norit? Taip. A ką yra, ką? Aš esu Rutikė, čia Rasikė. Taip. A ką ieškot, ką Aš norit? sakau, aš esu šitos Rutikės sesė. Rasa, irgi pagiraitė, ko norit. Tai va, mes esam žygaičiai. Taip, brolis Žymantas, brolis Žygimantas. Irgi žygaitis. Taip. Grynaveislis. Taip, mes esam kovotojai prieš Chevroną. Už tėviškelę. A čia jūsų tėviškėlė. Ne, mūsų tėviškėlė žygaičiai yra. Nu, prie Tauragės. Jūs gal nelabai žinot, kur Tauragė. Tai čia, jeigu iš čia žiūrint, tai čia būtų va ten tiesiai, po to žiedų, raudonos įdegai prie priešmantų. Ja, už priešmantų. Nu tai ir pasisakot, a ko jums čia? Nu tai sakom, kai ieškom sesučių pagiraičių, katros irgi kovoja prieš žemelės kasinėjimą. Nu, norim suvienyti jėgas, nu, sujungt raumenis, kad vieni kimos Kauno rajone esma, pabūdom ir kelkimės. Kai Baltijos kely. Nu, aš nežinau, nu gal ir gera mintėlė. Nu, tu pati pagalvok, 4 galvos ir 8 rankos geriau negu 2 galvos ir 4 rankos. Nu, sakaugi, čia mums palangai šitą sugalvojo tą anhidridą kasiot. O jūs jiem taip pasakykit. Gerai klausykitės. Taip jiem reikia sakyti. Anhidrida jumjaki. Gerai, broli, pasakė. Labai. Nes mes esam jau Chevronui pasakę. Chevronė, skalūnai tau. Kur ten sakė? Į akį. Va tokia kova pas mus yra. Ir atsitraukė? Nepadeda. Visai nepadeda. Ruošęs dėdukas sodnuką išgrėžiuoti visą. Baig, broli, prie panas gėda, nu. Prisiminiau serbentus. Tokie gražus, žvalus buvo. Jie vietė jau buvo pradėjus pirmus žingsnius dėti, jau tą apsiviniojus. Nedraskyk širdies, man. O grastas jau buvo. Nu, baig. Išdraskys žilvičius vis. Nu, pas mus tai šitą dabais jau yra. A mums palangais, kur vaikučiai žaidžia, iškas šachtas giliausias. Tai tada kaip mums vaiką išleisti kiemą? Išleisti vaiką į kiemą, o ten ta šachta kokių 300 metrų gylio. Nu tai vaikas gali ten trekšti galvą, trekšti koją, trekšti ranką, viską trekšti. O po to, kai tą vaiką iš ten ištraukti, tai mes čia perėjom kurią dieną per bendruomenę, tai neradom tokios virvės, kad surištų ir 300 metrų ilgio būtų. Merginas, tai aš ir sakau, paklausykit gerai. Reik vienytis, uždrausti Lietuvoje bet kokius kasinėjimus, kad nieks nieką neraustų. Apskritai, giliau negu plūks į žemę lent, kad nieks nieką giliau nekištų, viskas. Gerai pasakė, broli, labai logiškai. Nes jie tenai, suprantat, jiegi nieko ten nepasidėjo ir neužmiršo. Ir nieko kaišio ten giliai tos graštus. Jūs įsivaizduokit, panelės. Jeigu vandenį mums užmerša, ne? Vandenį tai vandenį. Bet kas bus? Baigžiam. Kai pasiliks tik šachta,
Taigi tada atvažiuos visi garliaviškiai ir ten sumes viską, ką tik nori, ten gali padangą sumesti, pavyzdžiui, visus akumuliatorius aš mačiau prie jų namo, prie kiekvieno namo po 6 išardytas mašinas stovi. Todėl ir sakau, sesikės, vienykimės tikrai, kol jau nesame, vienykimės. Mes turim stovėti kaip vienybis dabar. Jo. Jeigu norėsite, galėsim su Salamakakinu suvesti. Eik tu. Švent žmogus. Taip, Geras. užtarėjas yra mūsų. Jo. Visų, nu jie jūsų dabar. Jo, jam nieko gražiau nėra, žinokit, kaip tuščias lauks. Va. Nieko nesimata, nieko. Ir žilvytis viens, va taip sviruoja, jausmus keln. Lingo. Vat gal ir jums padės taip pakovot su tais kasinėtojais. A gal norite mūsų laukiukus apžiūrėti? A gal geriau zrazų pavalgom, kol dar neužšalo? Žinokit, tokio gražiaus kampelio kaip Garliavos apylinkės tikrai niekur nėra. A pas mus saulėlydžiai tokie violetiniai. Va tokie kaip mano šalikiukas. Klausykit. Broli, nepradėk gerai. O kodėl? Nereik. Broli, reik, Nu, aš aš sakau. prašau tavęs, vardą mūsų. Tokį kelią sukūrėm, be šventės. Nu, tai va. Klausykit, pasiskurmi yra? Kurmių? Yra. Dar gal poros trūksta kokio. Nu tai visus gėlynus iškilnoja. Nu tai gerai, tada parodysim kurmių karušą. Nu tai ką, veskit, rodykit. Nu gerai, jau sekit iš Maskvos. Nu, Nesupratau, tai ką dabar kurmių ieškoti? na tai ponė, duokit, aš kaip džentelenas panešiu šokį. Eikit, Kokia jau eikit. Klausykit, ponios. Klausyk, aš tą pagiraitę, o tu jum tą. Gerai. A, pagerai, Bėgam, bėgam. gerai, aš irgi pagerai. Klausykit, ponios, gal jūs žinot, kur čia dar galėčiau?